Вы мне рассмешили. 1864 metais, tik numalšinus antrą sukilimą, Michailas Muravjovas pasirašo įsakymą uždraudžiantį spausdinti iš pradžių elementorius, o po to kitus pasaulietinius leidinius. O 1865 metais jo įpėdinis Kaufmanas uždraudžia visas knygas parašytas lietuviškų lotyniškų raštų. Maldaknygių, katekizmų, brošiūrų, laikraščių, grožinių kūrinių leidimas ir gabenimas iš užsienio tapo nelegalus. Vietoj tų siūlyti naudoti graždanką, lietuvių tekstas su kirilicos raidėm. Panašus draudimai buvo įgalioti Baltarusijoje, Ukrainoje ir Moldovoje, tačiau jie Lietuvoje turėjo visiškai nelauktą efektą. Sunkus laikai atėjo mūsų kalbai ir tautai, Jurgi. Tačiau tai nereiškia, kad mes nesipriešinsime caro beprotybei. Kuom aš galiu prisidėti? Nunešk šitą laišką Zauermanui iš Prūsijos. Jis atidarys spaustuvę. Gerai. Sudėjau. Sudėjau. Daugiausia knygų lietuvių kalba buvo leidžiama Rytų Prūsijoje, Mažojo Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Masinės spaudos lietuvių kalba organizavimo ir platinimo Lietuvoje iniciatorius buvo žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, kuris 1867 metais per Jurgį Bielinį kunigui Jonui Zauermanui pasiuntė į Tilžę pinigų spaustuvei atidaryti ir pirmasias 9 brošiūras. Čia nuo kunigo Valančiaus. Pirmos knygnešių bylos buvo atidarytos 1865 metais. Valdžia nesitikėjo, kad toks draudimas sukels tokį masinį lietuvių pasipriešinimą, todėl iš pradžių nežinojo, ką daryti su sulaikytais kontrabandininkais. Nuo 1870 metų, panaikinus karo padėtį, žmonės sugauti platinantis lietuviškas knygas su lotynišku antspaudu, generalgubernatoriaus įsakymu buvo baudžiami 25 rublių bauda. Kai kurios bylos buvo perduotos apygardų teismams, nuo 1876 metų pasaulietiniams teismams,
o nuo 1983 metų apygardų teisėjams. Teismas skelbia savo sprendimą. Jums skelbtas nuosprendis. 25 rubliai bauda. Tik tiek?